Aš ką tik radau šią apleistą gyvūnų parduotuvę, pilną gyvūnų, kurie buvo palikti čia mirti. Mano tikslas yra išgelbėti kiekvieną čia esantį gyvūną, kol dar nevėlu. Ir jiems liko labai mažai laiko. Prieš kelias savaitės internete radau skelbimą apie parduodamą apleistą gyvūnų parduotuvę ir pagalvojau, kodėl kas nors ją pirktų. Toliau naršydamas supratau, kad viduje daug gyvūnų, kuriais niekas nesirūpina, todėl iškart paskambinau. Pasikalbėjęs su savininku, susitarėme. Dabar aš esu gyvūnų parduotuvės savininkas. Taip, nusipirkau dar vieną apleistą parduotuvę. Kodėl vis tai darau? Jeigu prisimenat, maždaug prieš metus aš nusipirkau kitą apleistą gyvūnų parduotuvę, bet ji buvo daug mažesnė. Kaip matote, ši yra milžiniška ir joje daug daugiau gyvūnų. Ir iš to, ką mačiau internete, tie gyvūnai, kuriuos jie turėjo, buvo itin reti ir netgi pavojingi. Taigi, manau, galima drąsiai sakyti, kad tai nėra įprasta gyvūnų parduotuvė. Pradėjau ieškoti ir vaikščiodamas aplink supratau, kiek daug skirtingų voljerų čia yra. Ir neturėjau jokio supratimo, nuo ko pradėti. Kampe pamačiau tvenkinį su užrašu "Monstrinė žuvis už $300". Vaikinai, nesu tikras, ar čia liko monstrinių žuvų. Vanduo drumstas, nieko nesimato. Vienintelis būdas sužinoti - gaudyti tinklu. Pirmą kartą įmerkęs tinklą, iš karto jutau ką nors didelio. Manau, kažką pagavome. Negali būti, vaikinai, pažiūrėkite. Kągi, dabar tikrai žinome, kad čia vis dar yra žuvų. Šis čia vadinamas jaguariniu ciklidu ir jie yra labai šaunus, tačiau jis turi labai aštrius dantis, todėl tikrai turime būti atsargus jį laikydami. Nors radinys neįprastas, jis nėra vertingas, tad turi būti dar kažkas. Aš tęsiau ir greitai pagavau dar vieną žuvį. Štai pažiūrėkite, vaikinai. Ji daug mažesnė už jaguarą, bet retesnė. Tai vadinama žirafiniu šamu ir jie iš tikrųjų gali užaugti gana dideli, bet kas juos daro ypatingais, tai nuostabus raštas per visą jų kūną, kuris taip pat daro juos labai brangius. Vis tiek manau, kad tai ta $300 vertės žuvis. Taigi, įdėkime jį į šaltkrepšį ir tęskime paieškas. Po to dar kelis kartus užmečiau tinklą, bet nieko nesugavau ir pradėjau prarasti viltį. Bet vėl užmetęs tinklą ištraukiau ne vieną, o 2 žuvis. Ši gyvūnų parduotuvė jau daugiau nei mėnesį apleista, todėl visi gyvūnai ilgai nešeriami. Dėl to šis tigrinis kastupsnukis liesas. Cinodontis iš tikrųjų yra labai storas, tad matyt jis kažkaip gerai maitinasi, bet būtent dėl to aš ir nusipirkau šią vietą. Taip galėsime išgelbėti visus gyvūnus ir suteikti jiems geresnius namus. Dabar perkelkime juos į šaltkrepšį ir pažiūrėkime, ar rasime daugiau. Bobi, žiūrėk, ten vienas. Atrodo, matau jį. Eik į tinklą. Manau, pagavome klauninį peilžuvį. Gerai pastebėta, Helena. Palauk, ką tik supratau, kad ši siena permatoma. Galėjome tiesiog pažvelgti ir pamatyti, ar yra žuvų. Būtų buvę paprasčiau. Tai dar vienas neįtikėtinas radinys. Karališkasis klauninis akiuotis. Brangiausia žuvis. Ten dar kažkas yra. Ir jei tai yra tai, ką aš manau, tai jūs nustebis. Bet nors mes galėjome ją matyti, ši žuvis buvo labai greita ir ją buvo sunku pagauti. Oi, nagi, aš beveik ją pagavau. Palaukit, vis tiek kažką pagavome. Tai ne ta žuvis, kurios ieškojame, bet čia raudonaudegio šamo ir tigrinio kastuvsnukio hybridas. Šios žuvis užauga milžiniški, bet šiame tvenkinyje toks nebus. Kaip ir kitos žuvis, jis labai liesas. Gerai, kad ką tik jį išgelbėjome. Vėliau pagavau dar kelias žuvis. Albinosinį, pakų, didelį daugiapelekį ir mažą limos kastuvsnukį. Tačiau tai, ką radau vėliau, buvo dar keiščiau. Negi tai gunšas. Chebra, mes ką tik pagavome tikrą žuvį žmogėdrą. Jos užauga iki 12 pėdų ir turi labai aštrius ryklio tipo dantis. Tai greičiausiai ta $300 vertės žuvis, bet vis dar nežinome, kas buvo anksčiau matyta albinosinė žuvis. Siūlau jį įdėti į šaltkrepšį ir išsiaiškinti, kas ta paslaptinga žuvis. Jį pamačiau per stebėjimo langelį. Pagavęs kelias kitas žuvis, galiausiai jį sugavau. Taip, vaikinai, mes jį pagavome. Ilgai gaudžiau šią žuvį, bet buvo verta. Tai albinosinė dvikvėpė žuvis. Galiu klysti, bet manau, kad tai verta daugiau nei 300. Turiu omenyje, albinosinė dvikvėpė žuvis labai reta. Bet kuriuo atveju tai tikrai beprotiškiausias dalykas, kurį iki šiol radome. Tačiau mes tik pradėjome ir dar turime visą gyvūnėlių parduotuvę apžiūrėti. Tad tęskime. Šalia tvenkinio mačiau didelį roplių voljerą ir buvo aišku, kas jame. Saugokitės barzdotųjų agamų, mes neatsakome už sužalojimus ar mirtį. Jos juk nėra mirtinos. Nežinau, matyt sužinosime. Ten jų 3.
Tikiuosi, kad jie manęs neužpuls. Pirmiausia, prieisiu prie mažesniojo. Jis atrodo draugiškas. Štai, vaikinai, pagavome barzdotąją agamą, mano mėgstamiausią driežą. Jos atrodo beprotiškai ir nėra agresyvios. Pabandykime pagauti likusias. Išėmiau visas barzdotąsias agamas iš voljero, bet supratau, kad turime didelę problemą. Vaikinai, apžiūrėjome tik kelis voljerus ir jau gelbėjome daug gyvūnų. Šie jau turbūt šimtai. Nežinau, kaip visus išgelbėsime, bet turime bandyti. Sudėkime barzdotąsias agamas į dėžę ir tęskime paieškas. Toliau buvo daug mažų terariumų. Nežinojau, kas juose. Čia gali būti bet kas. Ir neslepiu, jaudinuosi. Niekas nejuda. Tikiuosi, kas čia buvo dar gyvas. Atsargiai išėmiau pirmąjį terariumą, iš pradžių nieko nemačiau, bet tada po dirbtiniu akmeniu pastebėjau kažką didelio. Keliu jį. Štai. 3, 2, 1. O dieve, didelė gyvatė. Nežinau kokia rūšis, tikiuosi nepavojinga. Au, ji bandė man įkąsti. Matėt? Kaip matėt, aš panikavau. Ši gyvatė buvo itin agresyvi ir niekaip negalėjau jos pagauti plikomis rankomis, bet turėjau idėją. Dabar esame gyvūnėlių parduotuvėje. Eikime prie produktų, gal rasime ką, kas padės pagauti gyvatę. Kas tai per daiktai? Kodėl čia tiek prašome neliesti lipdukų? Gerai, aš išsiblaškiau. Grįžtam prie užduoties. Čia daug žuvų, maisto ir dekoracijų. O, pažiūrėkit, radom ko reikia. Gyvatės kablį. Ar žinai, kaip jį naudoti? Nu taip, aišku, žinoma. Tiesiog tu užkabinėjas taip. Tiesiog užkabini. Na, kaip matot, aš visiškai nežinau, ką darau. Bet vis tiek pabandžiau. Ir man ilgai netruko, kol pagavau gyvatę. Pažiūrėkit, hebra. Aš ją pagavau. Gerai. Oi, ji nepatenkinta. Oi, nekask manęs. Nekask manęs. Gerai. Tiesiog įdėsime ją į indą. Grįžkite. Gerai. Tai buvo įtempta. Vėliau šiame vaizdo įraše matysime gyvačių didesnių už mane. Pirmiausia, turime išgelbėti kitus gyvūnus. Tad tęskime. Nieko nematau, bet gal kas nors po šiuo rastu. Oho, kas čia? Vaikinai, atrodo, radome driežą, nežinau kokio jis tipo, bet tai rodo, kad ši parduotuvė specializuojasi retais gyvūnais. Puikus radinys, dabar įdėkime jį į indą. Sužinojome, kad terariumuose ne tik gyvatės, pažiūrėkime šiame. Sveiki, ar čia kas nors yra? Iškasus žemę ir išardžius terariumą pagaliau radau kažkokią varlę. Pažiūrėkite, jie atrodo kaip lapas. Nenuostabu, kad ją rasti užtruko tiek laiko. Vaikinai, spėju, kad ši varlė vadinama lapvarle ar panašiai. Patikrinau, taip ir yra. Aš įdėjau ją į indą ir radau kažką neįtikėtino. Atrodo, pamačiau dar vieną gyvatę pasislėpusią po žeme. Pažiūrėkime, ar galime ją rasti. Man atrodo, ką tik ją pajutau. Tai tikrai gyvatė, vaikinai. Štai ji. Pagavau ją. Gal ir neturėčiau laikyti gyvatės, jei nesu tikras, kokia ji. Bet manau, tai kukurūzinis žaltys, taigi viskas gerai. Tai jau antra gyvatė šiame vaizdo įraše. Tačiau jaučiu, kad jų bus dar daug daugiau. Toliau buvo dar vienas aptvaras, bet jame nieko neradau. Perėjau prie kito akvariumo ir iškart kažką pamačiau. Žiūrėkite, turime dar vieną driežą, koduotą į gekoną. Šie gyvūnai labai šaunus ir dažni augintiniai, tad nestebina, kad vieną radome. Šis labai didelis ir spalvingas, todėl gerai, kad jį išgelbėjome. Tai buvo paskutinis akvariumas, tad ėjome tyrinėti parduotuvę toliau ir radome pavojingiausią gyvūną iki šiol. Ant šio akvariumo daug įspėjimų. Saugotis žuvų, neatsakome už sužalojimus ar mirtį, neliesti neparduodama. Tai neramina. Nieko nematau. Ar čia kas yra? O, palaukite. O dieve, ar tai liūta žuvė? Jų čia dvi. Liūtžuvės labai modingos, turi aštrius spyglius palei visą kūną, tad gaudydami turėdėsime būti itin atsargus. Akivaizdu, kad plikomis rankomis jau nepagausiu, bet gyvūnėlių parduotuvėje tikrai rasime, kas padės. Grįžau į prekių skyrių ir radau tinklelį, kuris tiks liūtžuviai pagauti. Štai, manau, pagavome vieną. Pažiūrėkite, hebra. Žinau, kad jos pavojingos, bet labai gražios. Niekada nelaikiau liūtžuvės, nežinau ką daryti. Tiesiog atsargiai įdėsime ją į kibirą. Štai ji. Viena jau yra.
bet dar liko viena, didesnė už pirmąją. Šita labai arši, chebra, nusiramink, mes tik norime tave išgelbėti. Ją sugauti užtruko ilgiau, akis aptaškė sūrus vanduo, galiausiai ją įdėjome į kibirą su kita. Tai užtruko ilgiau nei tikėjausi. Šie gyvūnai neturi daug laiko, todėl greitai pereikime prie kito voljero ir pažiūrėkime, ką rasime. Šis voljeras skiriasi nuo kitų, todėl čia turbūt negyvena driežas ar gyvatė. Jis panašesnis į graužiko ar žinduolio buveinę. Taigi, aš visiškai neturiu jokio supratimo, ką čia rasime. Iš pradžių nieko nemačiau, bet kai įsižiūrėjau, pastebėjau kažką judant. O, jis artėja prie manęs. O dieve. Sveikas, o ar tu draugiškas? Kas tai per daiktas? Nežinau, kas tai, bet jis mielas. Atrodo, čia parašytas pavadinimas. Palaukit, Mario ir Luigi. Jų du. Kur antrasis? Ar tavo brolis slepiasi? Man atrodo, jį jaučiu. Pažiūrėkit į tai. O dieve, turime du šiuos padarus. Jie primena švilpikus, bet kodėl jie čia? Kodėl pardavinėtų švilpikus? Nežinau, ši gyvūnų parduotuvė beprotiška. Parašykite komentaruose, jei žinote šiuos gyvūnus. Jie tokie mieli, džiaugiuosi, kad juos išgelbėjome. Prisipažinsiu, nuklydau žaisdamas su Mario ir Luigi. Vienas jų pabėgo ir nuvedė mane prie voljero su vėžliais. Vanduo buvo drumstas, tad turėjau rankomis apčiupinėti aplinkui ir būti atsargus, kad neįkastų. O, jaučiu kažką, pažiūrėkite. Jau turime vėžlį ir jis albimosas. Esu beveik tikras, kad tai raudonausias vėžlys ir dar gana didelis. Palaukite, jie šiuos parduoda už 400. Na, mes juos gavome nemokamai. Na, iš tikrųjų tai nėra nemokamai, vis tiek sumokėjai daug pinigų už gyvūnėlių parduotuvę. Aš paėmiau ir įdėjau vėžlį į indą ir po to viskas įsibėgėjo ir aš pradėjau rasti vėžlių visur. Negali būti, chebra, čia tiek daug vėžlių, mes ką tik pagavome dar 2 ir dar matau krūvą ten apačioje. Oho, pažiūrėkite, koks purvinas šio vėžlio kiautas jūs. Nėra aišku, kiek laiko jais nesirūpinta, bet pagal vėžlio kiautą matyti, kad praėjo daug laiko. Jei įdomu, ką darysime su šiais gelbėjamais gyvūnais šiame vaizdo įraše, iš esmės laikysiu visus beprotiškus ir retus gyvūnus, ypač šiuos, o kitus kai kuriuos atiduosiu jums. Likite iki vaizdo įrašo pabaigos, jei norite sužinoti, kaip jų gauti. Aš vis daugiau traukiau įvairių vėžlių, paprastų, albinosų ir jauniklių. Pagavus kiekvieną, atėjo metas eiti prie kito voljero, kur gyveno didžiausi ir baisiausi gyvūnai. O dieve, gerai. Na, čia tikrai nėra paslapties, kas viduje. Čia yra milžiniškas driežas. Jis šiek tiek panašus į Azijos vandeninį varaną, kurį nusipirkome iš tamsiojo interneto, bet šis yra daug didesnis. Ir aš beveik tikras, jie garsėja draugiškumu arba agresyvumu, tad pamatysime, koks jis. Tai buvo labai pavojinga, nes šie driežai turi labai aštrius dantis ir iš tikrųjų yra nuodingi, tad jei įkastų, būtų labai blogai. Gerai, bičiuli, nusiramink, mes čia tam, kad tau padėtume. O dieve, o, jis šnypščia. Gerai, tai nėra gerai. Ar man tiesiog bandyti jį paimti? Nežinau, ką daryti. Jūs, ateikit čia, bičiuli. O, gerai, nemanau, kad jis draugiškas. O, nemanau, kad jis draugiškas, chebra, nemanau, kad jis draugiškas. Jis tiesiog bando mane nužudyti. Dabar drebu. Turbūt turiu grįžti prie produktų, gal jie turės driežų gaudyklę ar panašiai. Kas tai yra? Nežinau, iš tikrųjų nežinojau, ko ieškau. Bet tada radau storas pirštinės, kurios naudojamos didelėms gyvatėms gaudyti. Ir nors tikriausiai jų prireiks vėliau, pagalvojau, galbūt galėčiau jas panaudoti ir driežui pagauti. Gerai, visai nesijaudina. Galbūt. Gerai, gal truputį. Tikiuosi šios storos pirštinės apsaugos nuo įkandimo. Nenoriu į ligoninę. Ramiai, atsargiai, pagavau jį. Palaukit, jis nekanda. O dieve, visgi man nereikėjo pirštinių. Manau, jis bando man įkasti. Šitas padaras labai stiprus, visas iš raumenų. Jis iš tikrųjų nėra toks agresyvus, kaip maniau, kad bus. Esu beveik tikras, kad jis tiesiog buvo išsigandęs, bet dabar, kai jį ištraukėme, manau, jis supranta, kad mes jį išgelbėjome. Taigi dabar įdėsime šį bičiulį į konteinerį. Štai jis, oho, jis vos telpa. Tai buvo intensyvu. Didžiausias gyvūnas, kurį radome. Tačiau vėliau šiame vaizdo įraše pamatysime dar didesnių. Perėjau prie kito voljero ir iš karto pastebėjau kažką. O, matau dar vieną driežą, tačiau šis daug mažesnis. Esu beveik tikras, kad tai yra Euromastiksas. O šie gyvūnai iš esmės yra tarsi maži drakonai, esu beveik tikras. Vieną radome apleistoje parduotuvėje. Jis buvo raudonas, o šis geltonas. Šis atrodo blogai, labai liesas, beveik nejuda. Bet matau, kad jis vis dar kvėpuoja, tad manau, kad radome jį pačiu laiku. Dabar.
Šiuo metu esame apžiūrėję apie 25 procentus gyvūnėlių parduotuvės, taigi mums dar liko daug ką ištirti. Gyvūnai bus vis beprotiškesni. Atidariau kitą narvą ir iš pradžių nieko neradau, bet kai įsižiūrėjau atidžiau, supratau, kad gyvūnas slėpėsi visiems matomoje vietoje. O dieve, tai chameleonas, todėl mes jo ir neradome, jis visą laiką ten slėpėsi. Pažiūrėk, koks jis mažytis. O dieve, jis toks mielas, aš dievinu chameleonus. Jie, mano mėgstamiausi gyvūnai, todėl nestebina, kad radome vieną. Visose gyvūnų parduotuvėse turi būti chameleonų, bet vėliau radome kai ką daug retesnio. Kas čia per velnias, vaikinai? Narve dar vienas driežas, bet jis atrodo beprotiškai. Prašau parašyti komentaruose, jei žinote, kas per driežas tai yra. Ši gyvūnų parduotuvė visiškai beprotiška. Kiekvienas gyvūnas man atrodė nematytas. Paėmiau driežą, įdėjau į indą ir nuėjau prie kito akvariumo, šiek tiek jaudindamasis. Nežinau kodėl, bet jaučiu, kad čia bus gyvatė. Vienintelis būdas sužinoti – pakelti akmenį. O dieve, nujaučiau tai. Tai dar viena gyvatė ir ši yra didelė. Na, bandom. O dieve, matei tai? Ji ką tik šoko į mane. O, gerai, gerai. O, ji ką tik šlapimasi. Ji ką tik apšlapino mano veidą. Man atrodo, pateko į akį. O, gerai. Įdėkime ją į indą, kol neįkando. Šis gyvūnas pašėlęs, jau 3 ar 4 gyvatės, nenoriu jų sugazdinti. Beveik tikras, kad tuose konteineriuose su lipdukais slepiasi milžiniškos gyvatės. Todėl to nelaukiu. Turėjome apžiūrėti daug kitų narvų, tad tęsiau. Šis akvariumas buvo toks purvinas, kad sunku buvo matyti, kas viduje. Galiausiai pamačiau, tai buvo kažkas beprotiško. Atrodo kaip skinkas, bet nežinau tiksliai kokios rūšies. Labai gražus. Kas tai buvo, vaikinai? Atrodo, yra dar vienas. Štai jis, čia pat. O dieve, pažiūrėkite, vaikinai, mes jį pagavome. Šie gyvūnai tokie šaunūs, pažiūrėkite į jų spalvas. Jei žinote, kokias tai driežų rūšys, parašykite komentaruose žemiau. Tai dar 2 išgelbėti gyvūnai. Tačiau dar turime daug ką padaryti. Švieta primena tą, kur buvo chameleonas, gal čia dar vienas? O, palaukite, tai ne chameleonas. Pažiūrėkite į šitą padarą, jis išprotėjęs. Ateik čia, drauguži. Ne. Vijausi driežą per parduotuvę, kol pagavau. Tuomet pamačiau, jog tai milžiniškas dieninis gekonas. Ir tai buvo didžiausias ir spalvingiausias, kokį esu kada nors matęs. Tad labai gerai, kad jį išgelbėjome. Indai greitai pildėsi, o gyvūnai darėsi vis retesni. Ir tuo viskas nesibaigė. Leiskite atspėti, čia dar viena gyvatė. Nuostabu, žinote ką? Tik pasiruošiu gyvatės kablį. Šį kartą. Važiuojam 3, 2, 1. O štai ji, dar viena gyvatė. Tai manęs nestebina. Šioje gyvūnų parduotuvėje daug gyvačių. Ši didelė, tad būkime atsargus. Nusprendžiau naudoti gyvatės kablį ir po kelių bandymų man pagaliau pavyko ją pagauti. O, pagavau. Gerai, tai didelė gyvatė, vaikinai. O dieve, gerai. Ne, ramiai. Tai dar viena gyvatė. Nežinau, kokia tai rūšis, todėl tikiuosi, kad ji nenuodinga. Tai nebūtų gerai. O dieve, o viešpatie, ji artėja prie manęs. Palaukit, kas čia per dalykas, vaikinai? Gerai? Manau, jį reikėtų dėti į konteinerį, nes matau, kas yra kitame voljere ir tai mane neramina. Ten daug mažų monitorinių driežų, tų drakonų, kuriuos pagavom anksčiau. Šitie taps tokiais pat. Štai 2 iš jų. Pagavome juos. Jie labai mieli. Beprotiška, kad šie mažyliai virs 10 pėdų driežais. Tai kelia šiurpą. Palaukit, atrodo matau dar vieną. Negali būti, pažiūrėkit. Dabar turime mažą jų armiją. Šios tikrus drakonus radome vieną po kito, bet tuo viskas nesibaigė. Prieėjęs kito voljerą pastebėjau dar vieną, kuris buvo daug didesnis. Negaliu patikėti, vaikinai, skiauterėtasis driežas už 1500, aš visada jo norėjau. Aš bandžiau tokį nusipirkti tamsiajame internete, bet buvau apgautas. Rasti tokį apleistoje gyvūnėlių parduotuvėje beprotiška. Jis milžiniškas, pažiūrėkite, koks dabar didelis. Žinau, kad šie gyvūnai gali būti agresyvūs, tad tikiuosi, kad nekasi. Bandau tave išgelbėti, ramiai ir atsargiai. O dieve, pažiūrėkite, koks milžiniškas skiauterėtasis driežas. Didžiausias, kokį mačiau. Iš pradžių driežas atrodo sveikas, bet panašu turi lūžusią nugarą, todėl nebėgo. Tai labai liūdna, vaikinai. Nežinau, galbūt turėsime jį nuvežti pas veterinarą, bet jis vis dar gyvas, tai jau geras ženklas.
Tai mano mėgstamiausias gyvūnas, kokį radome. Negaliu patikėti, kad turime skiauterėtą į driežą ir jis milžiniškas. Atsargiai įdėkime jį į indą, vos telpa. Šitas padaras tikras milžinas. Štai taip, gerai, judėkime toliau. Kas žino, ką dar rasime, ar ne? Atrodo, kad beveik visą šią gyvūnėlių parduotuvės dalį jau apžiūrėjome, bet dar matau daugybę likusių gyvūnų, tad turime paskubėti. O, dieve, čia krabai atsiskyrėliai. Pažiūrėkite, kaip šaunu, jie lenda į kriauklės. Mažyliai, aš tik bandau jūs išgelbėti. Štai 1, 2, 3. Taip pat daug tuščių kriauklių. Nežinau, ar jos nuo nugaišusių, ar atsarginės, bet vis tiek išgelbėjome 3 krabus atsiskyrėlius. Padėjau juos į indą ir nuėjau, bet viskas pasidarė dar beprotiškiau. Negali būti, žiūrėkite, ant lapo sėdi maža medvarlė. 10 minučių žiūrėjau ir nieko nemačiau. Puikus maskavimasis. Dabar klausimas, kokia tai medvarlė? O, pagavau jį, pažiūrėkite. Ar tai raudonakė medvarlė? Jis turi raudonas akis, bet pažiūrėkite, dabar jis spalvingas. Ant lapo buvo visiškai žalias. Tai gynybos mechanizmas, leidžiantis susilieti su aplinka miegant, bet pabudus jie atrodo visai kitaip. Pažiūrėkite, kokios ryškios spalvos. Tikrai nuostabus radinys. Ir tuo nesibaigė. Tada pamačiau mažesnį stalą su daugiau gyvūnų. Buvo bėda, jie mažose dėžutėse be maisto ir vandens. Tikiuosi, jie dar gyvi. Pradėkime nuo šio. Už $100 gavome mažą gargoyle gekoną. Nežinau, kiek jis buvo dėžutėje, bet jis dar gyvas. Nesijaudink, bičiuli, mes tau surasime geresnius namus. Kiekvienoje stalo dėžutėje buvo vis kitoks keistesnis gekonas. Štai dar vienas dėlos gekonas. Šis labai skiriasi nuo pirmojo. Tau viskas gerai, bičiuli? Mes čia, kad tave išgelbėtume. Labas. O dieve mano, o ne, ar tu juokauji? Kas čia dabar? Negyvi gekonai bando pabėgti? Laimiai man pavyko jį surasti ir įdėti į indą. Ir tada tęsiau savo paieškas. Vieną po kito gelbėjau vis daugiau driežų, įskaitant krūvą leopardinių gekonų ir šituos, apie kuriuos neturėjau supratimo, kas jie tokie. Au, o dieve, abu mane kandžioja. Kodėl jūs mane kandžiojate? Juk aš jūs gelbėjau. Radau paslaptingą akvariumą su vandeniu. Kažkas sako, kad čia nėra gekonų. Tikiuosi, kas viduje manęs nekas. Jaučiu kažką. Kas tai? O dieve, negali būti. Tai mažas kaimaninis vėžliukas. Turbūt neturėjau ten kišti rankų, jis galėjo nukasti pirštą. Bet tai labai šaunu. Turime vėžliuką kandiką. Padėkime jį į indą ir eikime toliau. Dar liko apžiūrėti daugiau nei pusę gyvūnėlių parduotuvės. Kai perėjau prie kito voljero, pamačiau kažką visiškai netikėto. O dieve, žiūrėkite, čia triušiukai. Jie tokie mieli. Sveiki, draugai, mes čia, kad jūs išgelbėtume. Ar man juos paimti? Žinokit, aš nieko neišmanau apie triušius. Oi, gyvūnai gali kasti arba spirti. Tai negerai. Net pamačius įspėjamąjį ženklą, bandžiau juos paimti, kad išgelbėčiau. Ženklas nemeluoja, jie tikrai spardosi. Pagavau ją, trumpam nusiramino, bet vėl pradėjo spardytis. Vau, ji tikrai pasiutusi, bet pažiūrėkite, kokia ji miela. O dieve, kaip aš ją myliu. Bobi, ką veiki? Turime eiti. Atsiprašau, ji tokia miela, negaliu nustoti jos glastyti. Įdėkime ją į dėžę, dar reikia pagauti vieną. Štai mažutė. Štai antrasis. Ar tu draugiškas? O dieve. Manau, turime juos pasilikti. Jie labai žavūs ir man jų gaila. Jie neturi maisto ar vandens. Nekvepia gerai, bet svarbiausia, jie gyvi. Mes jiems suteiksime geresnius namus. Šie gyvūnai buvo patys mieliausi, bet vėliau vaizdo įraše pamatysime dar mielesnį dalyką. Pirmiausia, atidarykime kasos aparatą ir pažiūrėkime, ar yra pinigų. Turėjau patikrinti. Parodykite man pinigus! O, $20. Oho, puikiu. Nu, kaip arbatpinigių stiklainis? Juokauji? 1 centas? Juokinga. Palauk, pamiršk. Kas tai? Žiūrėkit, ant prekystalio yra dėžutė, bet nieko nematau, nes čia esantis gyvūnas maskavimosi meistras. Palaukit, atrodo jį matau, tai maldininkas. Jis visada buvo prieš mano akis, atrodo kaip šakelė, tai turbūt didžiausias maldininkas, kokį mačiau. Ar tai pirmas vabzdys šiame įraše? Net jei ir taip, tai tikrai ne paskutinis, nes dabar žiūriu į didžiulę iškabą, kurioje parašyta vabzdžiai. Taip, aš tikrai nenoriu ten eiti.
Nors nemėgstu vabzdžių, turėjau juos gelbėti, įveikiau baimę ir pradėjau ieškoti. Radau daug milčių, jie netokie baisūs, žmonės jais maitina gyvūnus. Pažiūrėkime, kas dar yra. Ne, man gana, kas čia per velnes? Tai 100-kojis, didžiausias, kokį esu matęs. Palauk minutėlę. Ar ten parašyta 350? Kas mokėtų $350 už 100-kojį? Nors tai jau ir tai buvo baisu, aš nežinojau, kad šis 100-kojis iš tikrųjų yra viena nuodingiausių rūšių pasaulyje. Gerai, atsargiai atidarome dangtelį. Labai jaudinosi. O ne, tai nėra gerai, vaikinai. Turime milžinišką 100-kojį lakstantį po parduotuvę. Ką man dabar daryti? Greitai pagrėbiau tinklelį ir puoliau jį vytis. Ir būtent čia supratau, koks didelis yra šis 100-kojis. Seniai, jis net netelpa į tinklelį. Gerai, pagavau jį. O dieve. Gerai, kur yra indėlis? Lipk vidun, lipk į puodelį. Gerai, štai taip. Tai buvo įtempta. Manau, visi sutiksime, kad dangtelio atidarimas nebuvo gera idėja. Nežinau, kodėl tai padariau. Padėjau jį, nes dar daug indelių, o vabzdžiai tik siautės labiau. Gerai, turime dar vieną didelį indą, kuris mane nervina. O dieve, tai milžiniškas skorpionas. Pažiūrėkite, kokio dydžio jo geluonis. Tai didžiausias skorpionas, kokį mačiau. Nežinojau, kad jie tokie dideli. Bet jo, bijau mažiau nei 100 kojo. Ar verta bandyti paimti jį į rankas? Gal tai bloga idėja? Taip, tikriausiai tai buvo bloga idėja, bet aš užsidėjau pirštinės ir atsargiai jį paėmiau. Gerai, prisipažinsiu, šiek tiek baisiau, kai jis vaikšto mano ranka. O ne, gerai, dabar jis ropoja mano rankovę. Gerai, tai nėra gerai. Ką man dabar daryti? Gerai, aš iš tikrųjų pradedu panikuoti. Kur tinklas? Kur tinklas? Nusikabink nuo manęs, o dieve. Oi, jis tuoj mane įgels. Kodėl aš tai darau? Gerai, štai, o dieve. Vaikinai, aš beveik patyriau širdies smūgį. Tai buvo taip baisu. Gerai, žinot ką? Tiesiog reikia jį įdėti į indą. Įdėjau jį atgal į dėžutę ir tiesiau. Kitas. Krūva mažų indelių. Pažiūrėkim, kas čia. O dieve, tarantuos. Jis bando pabėgti. Negerai. Kodėl indeliai be dangtelių? Kadangi nėra dangtelių, turime visus vabzdžius perkelti į šiuos indus, todėl reikia būti atsargiems. O dieve, atsiprašau bičiuli, aš nekenčiu vabzdžių, kodėl verčiate mane tai daryti? Lipk į indą, mes bandome tave išgelbėti. Gerai, tikiuosi pavyks. Štai vaikinai, nebejokauju. Manau, man ištiks širdies smūgis, o dar tiek daug liko. Atidarius kitą indą, pamačiau dar vieną nepatenkintą vabzdį. Atsargiai, jis purškia rūgštį. Taip, jūs mane supratote. Tas vabzdys apipurškė mane rūgštimi. Tai atstažygis. Žinau, nes vieną pirkome vaizdo įrašui apie mirtinus gyvūnus, bet tas manęs nerūgštino. Esu beveik tikras, kad man reikia eiti pasiimti akinių nuo saulės ar kažko panašaus, nes jei ta rūgštis pateks man į akis, aš galiu tiesiog apakti. Užsidėjęs akinius, atsargiai išėmiau atstažygį iš narvelio. Matote tą ilgą geluonį? Iš jo teka rūgštis. Neturėčiau rodyti į Heleną, atsiprašau. Žiūrėkite, jis vėl tai padarė. O dieve, užuodžiu kvapą, kaip baliklis. Įdėkime jį į indą, kad neprisidarytume bėdų. Vėliau atidariau dar kelis indus ir radau daugiau skorpionų. Tarp jų milžinišką. Tada radau dar baisesnį padarą. Kas čia per velnes, vaikinai? Nežinau, kokia tai voro rūšis, bet jis neatrodo draugiškas. Dieve, jis bando pabėgti. Prašau, tik įlipk į indą. Viskas. Tai buvo lengviau nei tikėjausi. Jei žinote šio voro rūšį, parašykite komentaruose. Jei jis labai nuodingas, nelaikysiu rankose. Indai greitai pildosi. Liko keli vabzdžiai. Dar vienas skorpionas. Kodėl jų tiek daug? Tai absurdiška. Manau, kad tai juodasis miško skorpionas, bet matau kelis visai kitokius. Netrukus prie jų prieisime, bet dar turime peržiūrėti kelis indus. 3, 2, 1. O dieve, jūs turbūt juokaujate. Dar daugiau tarantulų? Būtent to ir norėjau. Oho, šie irgi dideli vaikinai. Tai baisu. O, jis juda. Gerai, nedaryk to, grįžk atgal. O dieve, gerai. O ne, jie kovoja. O dieve, vaikinai, tai negerai. Išsiskirkite jūs du. Gerai, štai, gerai, jūs du, jūs išsiskirkite. Nesitikėjau šiandien tarantulų kovos, bet visi sveiki. Sudėsiu juos į indą ir judėsime toliau. Liko tik viena neištirta lentyna.
Joje buvo daugiau skorpionų, mažesnių, bet taip pat agresyvių. Bet taip pat radome dar daugiau tarantulų, įskaitant patį didžiausią iš visų. Oho, pažiūrėkit, kokio dydžio šitas padaras. Meksikos raudonkojis. Net nebuvau apie tokį girdėjęs. Pažiūrėkit, kokios jos spalvos. Nors nekenčiu vorų, šitas visai kietas. Au, sustok, jis meta plaukelius. Nesvarbu, jis nekietas. Pavyko išgelbėti 14 beprotiškų vabzdžių, kurie man vos neįvarė infarkto. Laimiai kitame voljere gyveno mažiau baisus gyvūnai. Kalbu apie aksolotlius. Čia matote ženklą, kad juos pardavė už $50. Šalia jo didelis akvariumas su įvairių rūšių aksolotliais. Pasimkime tinklelį ir pažiūrėkime, kiek jų galime išgelbėti. Prieš tai padarant pastebėjau daug jų atributikos. Marškinėlių, kepurių, šaunu. Ar tai nauja Bass Fishing Productions atributika? Tai pasirodys tik birželio 1 svetainėje bassfishingproductions.shop. Kaip jie tai gavo? Tu ką tik tai padėjai čia? Ne, aš nepadėjau. Gerai, taip padėjau. Norėjau pranešti apie naują atributiką. Nauji dizainai, medžiaga, labai džiaugiuosi. Turime aksolotlių marškinėlius ir džemperius su gobtuvais. Turime naujų kepurių ir kitų šaunių dalykų. Norintis palaikyti kanalą, apsilankykite bassfishingproductions.shop. Pradedame birželio 1, susitiksime ten. Dabar eikime gelbėti aksolotlių. Pirmą kartą pasėmus supratau, kiek jų daug. O dieve, jau pagavome 3 su pirmu tinklu. Jie tokie mieli, pažiūrėkite jų nemažas kojeles. Jie iš tikrųjų turi lentelę čia pat, kurioje parodyta, kokių aksolotlių gali būti čia. Esu beveik tikras, kad šie du yra tiesiog laukinio tipo, kuris yra dažniausias. Bet šis vaikimas čia, esu beveik tikras, yra GFP, o tie yra tie, kurie švyti tamsoje. Ir aš iš tikrųjų galiu tai atskirti, nes jis turi žalias akis. Tai beprotiška. Aš juos sudėjau į kibirą ir dar kartą pasėmiau. Iškart pagavau dar vieną, šį kartą albinosą. Jis daug didesnis, vaikinai, tai šaunu. Pastebiu problemą. Daugelis šių aksolotlių nukastos kojos. Laimiai, jie vėl ataugina kojas, bet tikriausiai taip nutiko todėl, kad jų niekas labai ilgai nemaitino ir jie pradėjo ėsti vieni kitus. Tai nėra gerai. Tai labai liūdna, bet bent jau mes čia, kad jiems padėtume. Dabar įdėkime šį vaikimą į kibirą su kitais ir pabandysime pagauti dar daugiau. Vėliau radau daug įvairių aksolotlių, net ir albinosų, tačiau pagavau vieną rečiausių. Negaliu patikėti, hebra. Manau, pagavome auksinį aksolotlį. Pažiūrėkite į jos spalvas, tai šaunu. Anksčiau radome tik keletą tokių, bet šitas didžiausias. Nors jis įdomus, čia dar daug aksolotlių. Aišku, kad jiems liko mažai laiko, turime skubėti. Lėtai, bet užtikrintai gaudžiau vis daugiau aksolotlių ir atpažinau kelias naujas rūšis pagal lentelę. Šitas visiškai baltas, bet dar raudonų akių kaip albinosas. Jo akys juodas, tad manau, kad tai leukistinis aksolotlis. Nežinau. Tiesą sakant, aksolotlių rūšių yra tiesiog per daug. Bet kuriuo atveju jis tikrai šaunus ir mes ką tik jį išgelbėjome. Akvariume liko tik vienas aksolotlis, tad jį pagavau ir įdėjau į kibirą su kitais. Dabar metas toliau tyrinėti gyvūnų parduotuvę. Gal pastebėjote, ant sienos kabo užrašas varliagyviai. Tai užuomina, kas bus toliau. Jau matau kažką šiame. Tai kažkokia varlė, bet ji albinosė. Man atrodo, kad tai yra bulvarlė, bet dar niekada nesu matęs albinosės bulvarlės. Aš net nežinojau, kad tokios egzistuoja, tai turi būti reta. Ji labai liesa, nežinia kada valgė. Stebuklas, kad dar gyvas. Tačiau manau, kad turėtume jį įdėti į indą, nes matau, kad ten viduje yra dar daugiau. Aptvare radau dar 2 albinosinės bulvarlės, taigi iš viso išgelbėjome 3. Sudėjęs jas į indą, nuėjau prie kito akvariumo apžiūrėti, ką dar rasčiau. O, palaukit, atrodo radau mažytę pypą. Jei nežinojote, šios varlės atrodo kaip tikri ateiviai. Ir pats beprotiškiausias dalykas apie jas yra tas, kad kai jos susilaukia jauniklių, šie iš tikrųjų išlenda iš jų nugarų. Taip, tai šlykštu, bet nuostabus radinys. Nežinau, ar jis gyvas. Nejuda. Labas. O, pajudėjo. O, dieve. Aš toliau tyrinėjau gyvūnų parduotuvę, kai staiga sutikau vieną iš keisčiausių gyvūnų iki šiol. O, radome dar vieną gyvūną. Kas čia per velnės, hebra? Au, o dieve, jis ką tik mane įdūrė. Kas tai bebūtų, jis tikrai aštrus. O, štai, au. O dieve, kaip skauda.
Palaukit, ar čia ežys? Pažiūrėkit jo veidą. Esu beveik tikras, kad čia ežys. Atsiprašau, Hebra, triušiukai buvo tikrai mieli, bet man atrodo, kad šitas dar mielesnis. Tai keiščiausias radinys iki šiol, bet dar liko keli voljerai ir gyvūnai stebins dar labiau. Įdėkime šį mažylį į dėžę ir judėkime toliau. Pažiūrėkit, turime milžinišką vėžlį. Oi, man taip jo gaila. Jis mažoje dėžėje, beveik be maisto ir vandens, bet labai sunkus. Tai turbūt didžiausias vėžlys rastas šiame kanale. Nesame tikri dėl rūšies, parašykite komentaruose, jei žinote. Išgelbėjęs vieną vėžlį, atidariau kitą dėžę ir radau dar daugiau. Padėkime šitą, nes šalia dar viena dėžė su mažyliais. Štai vienas, kaip laikaisi mažylį. Ir dar vienas. Pažiūrėk, koks mažas šitas. Šie vėžliai kitokie nei pirmasis. Čia raudonkojis vėžlys, o čia pentinuotasis vėžlys. Nors šis vėžliukas mažas, jie gali užaugti iki 90 kg ir gyventi 80 metų. Tai neįtikėtina. Bet nors tai buvo labai įdomu, mums reikėjo judėti toliau. Ir liko tik vienas voljeras, kurį dar turėjome ištirti. O viduje bus didžiausi ir baisiausi gyvūnai iki šiol. Aš labai nervinuosi, Hebra. Nuo tada pamačiau nelieskite etiketes, bijojau šios akimirkos. Bet užbaikime tai. Atidarykime šiuos narvus ir pažiūrėkime, kas viduje. Kadangi esu beveik tikras, kad čia yra gyvačių, pasiėmiau pirštines ir lėtai atidariau pirmąjį narvą. O dieve, mano teorija pasitvirtino. Tai milžiniška gyvatė ir jie atrodo nepatenkinta. Jei aš nepatinku, o jos galva visai šalia. Panašu, bandysiu ją paimti, Hebra. Tikiuosi šios pirštinės pakankamai stiprios, kad apsaugotų nuo įkandimo. Gerai, pagavau jį. O, dieve, jis stiprus. Na, drauguži, mes tik bandome tave išgelbėti. Oho, šitas padaras tikrai milžiniškas. Jis vis nesibaigia. Gerai, atsargiai, Helena, atsargiai. O dieve, vaikinai, tai nejuokinga. Nemėgstu gyvačių, o šitas tikrai milžiniškas. Bent dar nebandė įkasti. Gerai. O, Helena, jis gali bandyti įkasti. Sustok, to nereikėjo. Palaukit, vaikinai, tai neįprasta gyvatė. Pažiūrėk atidžiai, jis švyti visomis vaivorykštės spalvomis. Nemačiau nieko panašaus. Gerai, bičiuli, dabar jau per arti mano veido. Žinai ką? Reikėtų jį įdėti į indą, kol manęs neįkando, bet tai beprotiška, monstriška gyvatė. Viena sugauta, liko 3. Šie vaikimai atrodo daug didesni. Baigiam, ta gyvatė yra kokių 3 metrų ilgio. Kodėl jos vardas Fengas? Tai turbūt negerai. Vaikinai, turime jį išgelbėti, negalime palikti. Tikiuosi, jis manęs nekas. Ši milžiniška gyvatė buvo labai sunki. Nebus lengva jį pagauti. Gal ir klystu, bet atrodo, jis nori man įkasti. O dieve, o dieve. Viskas, man ir tau gana. Bobi, baik elgtis kaip vaikas, turi jį išgelbėti. Gerai, Fange, aš ateinu. Žinai ką? Aš tavęs jau nebijau. Gerai, jis nusisuko. Dabar mano laikas. Dabar mano šansas. Jis nežiūri. Pagavau jį. Einam, Fange. Tu eini su manimi. Mes tave gelbėjom. Pagavau jį. O ne, man tai baisu. Gerai. Na, Fange, mes draugai, tiesa? Mes draugai. Manau, jis suprato, kad ką tik jį išgelbėjau. Ši gyvatė milžiniška, apie 1,80 m ilgio. Kai laikau tokias didelės gyvates, jos gali neatrodyti didelės, nes pats esu 1,88 m ūgio. Vaikinai, ši gyvatė tokia ilga kaip aš. Jis artėja prie mano veido. Įdėkime ją į šaldymo dėžę. Manau, daugiau to nebegaliu daryti. Liko 2 aptvarai, todėl tęsime. Atsargiai atidariau kitą ir pamačiau didžiausią gyvatę iki šiol. Oho, dar viena milžiniška gyvatė. Negaliu pasakyti jos dydžio, nes susisukusi kampe, bet ji nemaža. Po kelių minučių kovos su gyvate ją ištraukiau. Ji buvo daug didesnė nei maniau. O dieve, aš ją pagavau. Šitas padaras yra beprotiškai didelis. Jis daug didesnis nei tas kitas, Hebra. Oi, atsargiai, Helen, jis žiūri tiesiai į tave. Jis manęs nebando įkasti, bet kaip kitos gyvatės stipriai apsiviniojo aplink ranką ir prarandu kontrolę. Manau, jūs nesuprantat, kokia ši gyvatė didelė, nes dabar ji visa susisukusi ant mano rankos. Manau, turėtume ją padėti ant grindų, aš atsigulsiu šalia jos ir jūs pamatysite, kokia ji iš tikrųjų didelė.
Po to liko vienas voljeras apžiūrėti. Galvojau, rasime 6 metrų anakondą, bet laimiai gyvatė buvo daug mažesnė. O dieve, hebra, aš dar nemačiau tokios gyvatės. Uodega ir galva atrodo vienodai. Neįmanoma atskirti, kur galva. Pažiūrėkite į ją. Jis susisuko į mažą kamoliuką, atrodo kaip Apolas Kakutis. Tai beprotiška. Dabar žvalgausi po gyvūnų parduotuvę. Mes apžiūrėjome kiekvieną narvą ir tikriausiai išgelbėjome daugiau nei 100 gyvūnų. Klausimas, kuriuos gyvūnus pasilikti, o kuriuos atiduoti? Atsiprašau, bet negaliu pasirūpinti visais. Palikite komentarą žemiau. Norėdami įsivaikinti gyvūną, sekite mane Instagram ir parašykite žinutę. Ačiū, kad žiūrėjote, spauskite patinka. Iki kitų susitikimų.